Sveiki, aš esu Eimantas Mikšys. Prieš daugiau negu porą mėnesių laimėjau Versal konkursą. 12 metai, 12 mėnuo ir 12 diena. Daugiau negu 300 komandų, 20 komisijos narių ir 12 finalininkų. Ir tik vienas nugalėtojas. Įmonę įkūriau 2012 metų pabaigoje, todėl dabar juokaujam, kad jau įmonė veikia antrus metus. Įkurti buvo labai lengva, dėl to, kad internetinė procedūra yra ganėtinai tikrai paprasta ir pigi. Išleidome viso berods 254 litus už įmonės vardo registraciją ir už įmonės pačios registraciją. Tai kur kas pigiau negu eiti pas notarą, tai kur kas daugiau laiko sustaupo ir kur kas lengviau. Nereikia ruošti standartinių įstatų ir visų kitų dokumentų. Todėl Lietuvoje nėra taip jau ir sunku įkurti ir pradėti verslą, turbūt, kaip daugelis mano. Na, bent jau aš tai tikrai nepasakyčiau, kad sunku. Sunkiausia, aišku, yra išsilaikyti. Nėra lengva susidurti su iššūkiais ir juos išspręsti. Na, bet tai visai įveikiama, jeigu turi norą ir entuziazmą ir jeigu tavo darbas tavo yra hobis. Man yra. Tik ką, šiuo metu esam 30-ajam aukšte. Vaizdas pro langus tikrai įspūdingas, bet dar įspūdingesnė yra aplinka ir kompanija. Mūsų priglaudė verslininkas Arvydas Savulis, kuris ne tik nepraleidžia progos duoti gerų patarimų, bet ir nuolatos pasiteirauja, kaip mums sekasi. Šis dėmesys iš tikrųjų yra labai malonus ir, kaip jis juokauja, mes esame jo pirmoji ir antroji pamaina, kurie ateina anksti ryte ir išeina vėlai vakare. Maža to, nuolatos galima paprašyti konsultacijų ir patarimų ne tik pačią Arvydą Savulį, bet ir jo žmonių. Sėdim šalia su antros vietos nugalėtojais, Lėkštė LT komanda, vyrukai irgi ką tik pasileido, matau, kaip jie stresuoja, išgyvenu kiekvieną jų gyvenimo etapą kartu su jais ir žinau tikrai ką mažiau informacijos, negu jie patys žino. Ir tai iš tikrųjų smagu yra, nes Lietuvoje ganėtinai dar yra atskiri ryšiai tarp Lietuvos jaunųjų startuperių ir kuo mes glaudžiau vieni su kitais bendradarbiausim, tuo daugiau pasieksim kartu. Ir tuo sukursim sėkmingesnę bendruomenę. Taip kad keep on touch ir davai pavarom chebra kartu. Ir žinot, kas svarbiausia? Svarbiausia yra tai, kad visai gerai sekasi auginti pinigus. Turbūt dar geriau seksis ir Versal Kardešim renginyje, kuriame bus galima konkuruoti su žinomiausiais Lietuvos verslininkais ir kitais jaunaisiais startuperiais ir iš 1 lito uždirbti netgi 1000. Pats asmeniškai labai noriu mesti iššūkį Arvydui Savuliui ir manau, kad esame pasiruošę bent jau pabandyti. Nes vis tiek, per kepurę turbūt niekas neduos, iš 30 aukšto neišmes. Ir tikiuosi, kad tai bus labai gera patirtis. Ne piniguose čia svarbiausia, o tai, ką tu gauni. Tai visos tos žinios, visi įgūdžiai pravers uždirbti iš, na, sakykim, tu jau laimėtų 15 000, kad ir milijoną. Kad to manęs Mindaugas Busila Versalko įkūrėjas prašė atiduoti tos 15 000, grąžinti kaip paramą labdarą. Tai kad grąžinčiau juos, reikia užsidirbti bent jau milijoną, toks mūsų pažadas. Versal Kardešim, susitiksim.